Sveiki! Šiandien aš noriu papasakoti, kodėl man sunku pradėti suprasti ir kalbėti lietuviškai. Aš gyvenu Lietuvoje ir man svarbu suprasti ir kalbėti lietuviškai, bet aš negaliu. Kai žmonės man kažką sako, aš suprantu pirmą sakinį, o po to galvoje ir ausyse atsiranda triukšmas ir rūkas. Ir nelieka ne vienas minties galvoje. Kai grįžtu namo, pasiimu vadovėlį arba įsijungiu paprastą mokamą filmuką, dažnai beveik viską suprantu. Kodėl čia tai vyksta, aš nežinau. Bandau mokytis lietuvių kalbą iš įvairių vadovėlių. Žiūriu lietuvių kalbos pamokas YouTube. Mokausi su mokytojais. Žodynas didėja. Gramatika tampa aiškesnė, bet kalbėti ir suprasti vis dar negaliu. Kad ištrūkčiau iš šios situacijos, sukūriau kanalą, kuriame pasakosiu paprastus dalykus apie pomėgius, keliones, mano gyvenimą, apie tai, kaip mokausi kalbą. Mano pomėgiai - knygos ir rankdarbiai, kelionės, fotografija, kulinarija, filmai. Labai tikiuosi, kad tai man padėti suprasti ir kalbėti lietuviškai. Ačiū, iki pasimatymo.